Sveiki, kaip matote, stoviu prie civilinės metrikacijos skyriaus. Atrodo, taip vadinasi. Jo, civilinės metrikacijos skyrius Palangoje. Oi, vėjas koks. Pasišiaušus. Tai gražiai atrodo šitas namukas, man patiko. Va, kaip gražiai. Tadam! Gražiai labai sutvarkyta. Ir vėliava kabo. Va, labai gražu. Kokia dabar mano idėja yra? Mes turime problemų su skyrybom. Žmonės skiriasi ir to neįmanoma sustabdyti, jeigu jie nelaimingi, jie gali skirtis ir bažnyčia neturėtų to teisti. Ir pradėkim nuo to, kad bažnyčia neturėtų sakyti, kad iki pasaulio pabaigos, iki gyvenimo pabaigos. Mes nežinom, kiek ta meilė mumise bus tame žmoguje. Kai mes prisiekiam, mes turėtumėm sakyti, aš mylėsiu, globosiu, rūpinsiuos tavimi tol, kol aš mylėsiu tave. Ir vienas ir kitas taip turėtų sakyti, nes pažiūrėkite, aš parodysiu tą schemą, kaip atrodo, kaip mes augame per meilę. Jevgenijus sako, per santykius aš tai vadinu meilę. Nes meilės pratęsimas yra šeima, meilės pratęsimas yra vaikai, meilės pratęsimas yra anūkai. Gali būti lygiai taip pat ir su verslu. Visur turi būti meilė. Tai aš va taip matau. Ir problema yra tame, kad žmonės nesutuokia todėl, kad jie, pirma, tai aišku, vyrai nenori, bailiai yra, bijo įsipareigojimų, o pati didžiausia priežastis tai turbūt, kad būtų paprasčiau skirtis, jeigu ką. Tai žinau labai daug atvejų, kada skyrybos tęsiasi ir 2, ir 3 metus. Negi negalima paprastai susitarti ir viską paprastai padaryti. Tai čia yra labai didelė spraga, kurią reiktų ištaisyti, nes tikrai tai yra nervų gadinimai žmonėms. Tai va, turim reikalų, kuriuos teks tvarkyti. Finansiniai dalykai, aišku, kai bus viskas sudėliota pagal kūrėjo įstatymus, tai bus viskas labai paprasta. Aš einu į santuoką, aš prisiimu atsakomybę ir kas už ką atsakingas ir kaip dalinami turtai. Viskas bus labai paprasta. Aš parodysiu, kaip ten reikia padaryti ir viskas pasikeis ir tada niekam nebebus galvos skausmų. Tai va, tai šitą spragą mums tikrai reikia kuo skubiausiai ištaisyti, kad nebebūtų tiek nervų tąsymo. Tai tiek. Aš sakau, Londone yra tai, kad ir 2, ir 3 metus kartais neišskiria. Tai yra košmaras. Įsivaizduokit, kiek yra tąsymo nervų. Tai va, reikia, pasikartosiu, reikia tuos dalykus pataisyti. Su Dievu, su meile. Tik dėl jūsų.